Uodas Bamba. Vieną kartą netoli Vilniaus, Vilnelės upės krūmynuose, gyveno toks uodas, kurį visi kiti uodai bei bimbalai vadino paprastai ir liaudiškai Bamba. O vadino jį taip todėl, kad kartą šis bebaimis uodas nuskrido net į patį Vilniaus centrą ir ten įkando į Bambą pačiam aplinkos apsaugos ministrui, kuris nieko neįtardamas stovėjo prie atidaryto ministerijos lango ir kasėsi savo Bambą. Ministras, pajutęs, kad kažkas pasikėsino į jo valstybinės reikšmės Bambą, baisiausiai supyko. Čiupo netoli lango stovėjusią šluotą ir taip drožė su ją sau per pilvą, kad pilvas vos nesprogo iš piktumo, o į uodą nepataikė. Uodas, ūmai supratęs, koks pavojus iškilo jo gyvybei, pakilo oran ir puolė skrist, kiek tik sparnai neša. Ministrasgi, išvydęs, kad kraugerys Bamba bando sprukti, iškvietė sargybinius ir įsakė pagauti tą niekšą gyvą arba leisgyvį. Sargybiniai puolė uodą gaudyti, bet Bamba pakilo aukštai virš ministerijos, kur niekas jo pasiekti nebegalėjo. Tada įsiutęs ministras įsikvietė kariuomenę ir liepė šaudyti į uodą iš patrankų bei kulkosvaidžių. Kareiviai puolė šaudyti visais aparatais, kokius turėjo, o kas neturėjo, tai pasiėmė pagalius ir tik vaidino, kad šaudo, nes visi labai šio pikto ministro bijojo. O tuo metu, kaip tyčia pro šalį, ant šluotos skrido viena gražuolė šatrijos raganikė ir dainavo raganų liaudies dainą. Aš bernelių pakerėjau, bet man vieno negana. Užkerėsiu dar 8, bus smagu kaip niekada. O aš noriu daug vyro ir kefyro, saldainio ir zefyrų, daug raganos džiaugsmų. Aš noriu daug vyro ir kefyro, saldainio ir zefyrų, daug raganos džiaugsmų. Staiga kažkas tik pykšt iš apačios ir išmušė raganą šluotą iš rankų. Ragana ėmė kristi žemyn, rėkdama kaip koks asilas. Koks asilas čia šaudo! Nukrito nelaimingoji tiesiai į ministerijos kiemą ir užsigavo vieną vietą, kurią liaudis labai minkštai vadina užpakaliu. Ir taip ta ragana supyko, kad bematant ministrą pavertė mažyčiu žaisliniu paršiuku. Paskui įsidėjo į kišenę ir nušlubavo į savo trobelę ant varnos kojelės. Na, galvoja, namie aš tave vėl į ministrą atversiu ir iškepsiu it kokį obuolį. Kaip tarė, taip ir padarė. Jau buvo bekišanti ministrą į krosnį, bet tas netelpa ir gana, mat ministrai tais laikais būdavo labai stori. Tai ką man dabar su tavim daryti? Susimąstė ragana. Gal paversiu aš tave kokiu nors mėšlo vabaliu ir keliauk sau sveikas. Kaip tarė, taip ir padarė. Nuo to laiko praėjo daug laiko. Ministras apsiprato su savo naujom pareigom ir suprato, kad kiekvienas iš mūsų esame tik menkas žemės padarėlis, vabalėlis, kirminėlis, o iki tikro padaro ar drugelio mums dar vystytis ir vystytis. Keliavo jis per žemės rutulį ir dainavo. Buvau ministrėlis, tapau vabalėlis, buvau tik dvikojis, tapau šešiakojis. Gyvenimas mano, ropojimas vienas, dangus mano stogas, namai mano šienas. Va eisiu, keliausiu, pakelsiu ir skrisiu, nuskridęs į saulę, kaip taškas ištirpsiu. Gyvenimas mano, ropojimas vienas, dangus mano stogas, namai mano šienas. Ištiesė savo sparnus ministras ir nuzvimbė į saulę. Saulė jo paklausė. Na, ko atskridai? Gal kas atsitiko? Aišku, kad atsitiko, pasigodė saulė ministras. Buvau normalus ministras, kaip ir visi žmonės, o dabar kažkodėl pavirtau vabalu. Ką man patarsi daryti? Matai, mielas ministrė, atsakė jam saulė, kai būni aplinkos apsaugos ministru, negalima naikinti gamtos.
O tu norėjai užmušti uodą. Kai visą tai apmastysi ir apgailėsi, vėl į žmogų atvirsi. Grįžo ministras į žemę, atsisėdo po lapu ir visus savo negražius poelgius apmastė bei apgailėjo. Ir atvirto žmogum. Tik žymiai geresniu negu anksčiau. Atvirto ministrų pirmininku. Ir nuo dabar jis niekada nebenaikino nei uodų, nei kitokių sutvėrimų. O jei nutūkdavo koks zyzalas ir taikydavosi įkast, tai ministras pirmininkas tik dantis sukasdavo ir sakydavo: tu ir aš vieno kraujo. Atsigaivink, bičiuli. O kai ministras pirmininkas jau nebegalėdavo to kandimo iškentėti, tai paimdavo ir nuvykdavo uodą lengvu savo ministriškos rankos mostelėjimu. Uodas Bamba pasakodavo šią istoriją visiems ir juokdavosi be galo. Tačiau uodas buvo melagis ir visiems meluodavo, kad mėšlą vabalių ministrą pavertė ne ragana, o jis uodas Bamba. Ir dar gyrėsi, kad panorėjęs galėtų ir pačią raganą žemės ūkio ministru paversti. Tačiau kaip tolesnis gyvenimas parodė, aukščiau savo Bambos neiššoksi. Štai keliavo vieną dieną uodas Bamba, kažkur asmeniniais reikalais, berods į Musninkus, bet bevažiuojant per tiltą, tiltelis lūžo, uodelis įgriuvo ir vos neprigėrė. Gelbėkit, gelbėkit, šaukė uodas Bamba, bet niekas jo šauksmo negirdi. Gelbėkit, aš daugiau niekada nebemeluosiu. Dar sik iš paskutiniųjų jėgų sušunka uodas Bamba ir šįkart jo riksmą išgirsta pro šalį skriejęs kitas uodas vardu Bimba. Jis ištraukė peršlapusi Bambą ant kranto ir taip jam pasako: žinai ką, Bamba, apie tave visi pasakoja, kad esi didelis melagis. Taip gyvendamas vieną dieną tu savo melose ir pats paskesi. Geriau tu nebemeluok, o pasakas kurk. Tada niekad nenuskesi ir mums bus įdomiau gyventi. Klausysimės tavo pasakų. Tavo ramaus pasakiško zyzimo prieš miegą. Tu čia rimtai? Akis išpūtė Bamba. O aš maniau, kad meluoti yra žymiai įdomiau negu pasakas kurti. Na bet galiu pabandyti. O apie ką tau sukurti pasaką? Paklausė savo išgelbėtojo Bimbos. Sukurk man kokią nors pasaką apie žmogus, nes žmonės aš labai mėgstu. Ir tegu tas žmogus pasakos pradžioje turi daug vargų, o pabaigoje nebeturi nė vieno, paprašė Bimba. Labai mėgstu, kai pasakos baigėsi gerai. Gerai, pabandysiu. Sutiko uodas Bamba ir čia pat sukūrė pasaką apie žmogelį vargelį. Gyveno kartą žmogelis vardu Vargelis, kuriam labai save patys skaudėjo. Kentėjo tas žmogelis metus, kentėjo kitus, bet skausmas nemažėjo. Kaip skauda, kaip skauda, kaip skauda, ir ranką, ir koją, ir ausį, ir širdį man maudžia, ir vidurius suka, ir niežti nosytę, kutena pilvuką. Oi, o gal net neskauda, tiesiog šiandien bloga, tarsi kokią vėtrą kilnotų man stogą, tarsi begemotas mane koks žiaumotų, arba tarakonas su ūsais man grotų. Ir pradėjo tada tas žmogelis galvoti. Ir kągi man įdomu čia taip skauda? Apsičiupinėjo nuo galvos iki kojų, viskas lyg ir tvarkoj. Dėl viso pikto išgėrė vaistų nuo skausmo, bet tik pasidarė be galo piktas. Nuo tų vaistų matyt. O skausmas vis tiek nesumažėjo. Neapsikentęs tas žmogelis vardu Vargelis nuėjo nosies tiesumu pas nosies gydytoją ir sako: mielas gydytojau, man labai skauda, gelbėk, jei gali, o jei negali, tai vis tiek gelbėk. Pasikrapštė gydytojas termometru ausį ir sako:
Nusirenkite, prašom, ir parodykite tą vietą, kur skauda. Kad aš nežinau, kurią vietą skauda, atsakė sumišęs žmogelis vardu Vargelis. Tiesiog visą kūną maudžia, kad neišmanau niekur dingti. Tai gal dinkite iš čia, Patarė jam gydytojas. Nedingsiu, ryžtingai atsakė žmogelis, nes buvo matyti ne iš kelmo spirtas, o iš drevės. Paskui visai įsidrąsino ir šnipštelėjo gydytojui į ausį. Žinot ką, gydytojau, man ant jūsų nusišnipšt. Viskas aišku, jums sloga, Pasakė gydytojas ir įkišo žmogeliui termometrą. Termometras rodė apie 0. Jums reikia pagulėti, o ant nosies susidėti kompresą, Dar pasakė gydytojas. jei tik dar ne per vėlu. Bet kad man nenosis skauda, bandė paaiškinti Vargelis, o kažką daugiau. Tada nežinau. Gūžtelėjo pečiais gydytojas ir ištraukė termometrą. Aš, matote, esu nosies specialistas. Jums reikėtų kreiptis į proto specialistą, jeigu aš neklystu, jūs išėjote iš proto. Žmogelis vardu Vargelis nuėjo į gretimą kabinetą pas proto specialistą ir pasiskundė, kad jam labai viskas skauda. O iš kur jūs žinote, kad jums skauda? Netikėtai paklausė proto specialistas. Gal jums visai neskauda, o tik atrodo, kas jums sakė, kad skauda? Niekas nesakė. Sumišęs atsakė žmogelis. Ašgi pats žinau, žinojimo neužtenka, reikia analizų. Iš kur aš galiu žinoti, kad jums iš tiesų skauda, kad jūs manęs neapgaudinėjate, kad nevedžiojate už nosies kaip koks nosies specialistas? Aš nežinau, gal man ir nebeskauda. Atsiprašinėdama žmogelis jau bandė sprukti pro duris. Palaukite, sustabdė į proto specialistas. Tai jūs sakote, kad žinote, tai vėl nebežinote. Ar tik nebūsite išėjęs iš proto? Sėskit čia, tuoj patikrinsim tamstos protą. Kiek bus prie 2 asilų pridėti porą apelsinų? Maždaug 4, atsakė žmogelis. Kas 4? Neatstojo proto gydytojas. Asilinai, atsakė Vargelis ir atsiduso. Viskas aišku, iš proto jūs dar neišėjote, bet tikriausiai išėjote iš jausmų. Iš kur jūs žinote? Pradėjo nervinti žmogelis ir jau norėjo nusišnypšti ir ant šito gydytojo, tačiau proto gydytojas rankos mostų sustabdė įsakydamas. Nešnypškite ant manęs, nes tai neprotinga. Kadangi jūs dūsaujate ir visaip šnypščiate, vadinasi, jums sunku. Tad kreipkitės geriau į jausmų gydytoją. Tada žmogelis vardu Vargelis nuėjo į gretimą kabinetą, kur gyveno jausmų gydytojas. Jausmų gydytojo vardas buvo Laimutis, o pavardė Aspirinas. Sėskit, prašom, ir pasakokit, kas jums darosi vakarais, iškart paklausė Laimutis be jokių užuolankų. Man ne tik vakarais pradėjo pasakoti Vargelis, bet ir rytais, o kartais net ir per pietus. Užeina toks skausmas, kad atrodo suplyši kaip kojinė. Kažkoks nerimas krūtinę drasko, tarsi katinas, o pačiam kažko trūksta, kažko taip trūksta. Ar ne proto? Pertraukė jausmų gydytojas. Ne, protą aš jau pasitikrinau, ten viskas tvarkoj. O temperatūrą jums jau pamatavo? Vėl paklausė Laimutis Aspirinas. Gal jums paprasčiausiai reikia duoti aspirino? Pamatavo, temperatūros nėra, 0, atsakė žmogelis. Padėkit gydytojau, nes gali labai blogai baigtis. Galiu šios skausmo aš nebepakelti. Nervingai ėmė kasytis pažastis jausmų gydytojas. Matyt, jums tikrai jau nebe pyragai, o džiūvesėliai kokie nors. Klausykite, o gal jūs esate įsimylėjęs? Tada irgi labai skauda. Kad ne, aš nemėgėjęs mylėti. Aš mėgėjęs kentėti. Aišku, pasakė gydytojas, ir jam pasidarė labai neaišku. Sakykit, o kai miegate, irgi skauda? Ne, tada tik tai sopa. Tai aš jums išrašysiu kibirą migdomųjų vaistų ir jūs eikit nuo mano galvos į lovą ir miegokit savo. Žmogelis vardu Vargelis taip ir padarė. Miegojo jis dieną naktį, sapnuodamas spalvotus sapnus apie Afriką, apie Ameriką, ir skaudėjo jam daug mažiau. Nuo miego jis ėmė sparčiai storėti ir kvailėti, kol vieną vakarą pabudęs pagalvojo, kad reikėtų ką nors pagalvoti, bet nesugalvojo ką.
Jis tiesiog užmiršo, kaip reikia galvoti ir kuria vieta tai daroma. Norėjo pilvą priversti galvoti, bet tas tik sugurgė ir nuėjo toliau miegoti. Šiaip žmogelis jautėsi neblogai, o apie tai, kad skauda, jis nemokėjo net pagalvoti. Ir nutarė jis nueiti pas raganą, kad ta pasakytų, ar tikrai jam viskas tvarkoj. Kai nuėjo, ragana iškart jo paklausė. Kaip jautiesi? Nieko, atsakė žmogelis. Ką gero man nori pasakyti? Vėl paklausė ragana. Nieko, vėl atsakė žmogelis. Kokius nieko šią tamstą dabar kalbi? Pyktelėjusi ragana klausinėjo toliau. Ne niekus, pasimetęs atsakinėjo žmogelis. Kas su tavim atsitiko? Išsigando ragana. Gal tave kas užbūrė? Ne, nieko, aš tik išgėriau kibirą vaistų nuo galvojimų, nes labai skaudėjo. Tai reikėjo ateiti iš karto pas mane. Būčiau aš tave pavertusi kokiu nors karkvabaliu, mėšlavabaliu ar dievo karvytę, iš karto skausmas būtų praėjęs. Žinai, ragana, tarė žmogelis, tu geriau padaryk taip, kad aš žinočiau, kas man skauda. Kai žinai, kas skauda, tai gali nueiti pas gydytoją ir jis pagydys. Gerai, tarė ragana ir pasivertė gražuolę princesę 46 dydžio. Žmogelis ją baisiai įsimylėjo ir dėl tos meilės jam labai pradėjo skaudėti širdį. Tada jis nuėjo pas meilės gydytoją Narcizą Meilutį ir viską jam papasakojo. Gydytojas, atidžiai jį išklausęs, palingavo galvą ir pasikrapštė ausį. Šis ženklas reiškė, kad tai labai prityręs gydytojas ir ne vieną meilę savo gyvenime yra matęs. Tu geriau į ją pažiūrėk, patarė gydytojas, ir pamatysi, kad ji tikra ragana. Žmogelis parėjo namo ir pažiūrėjo į princesę pro padidinamąjį stiklą. Ir iš tiesų pamatė, kad ji tikra ragana. Skausmas išsyk praėjo, bet į jo vietą niekas neatėjo. Ir liko žmogelis tuščias kaip butelis. Na, kaip, ar patiko? Pabaigė sekti pasaką, paklausė uodas Bamba. Nuostabi pasaka, atsakė susižavėjęs uodas Bimba. Tu taip gražiai pasakojai, kad ir aš užsimaniau kokią nors pasaką sukurti. Galima, pabandysiu. Labai gerai, apsidžiaugė ir uodas Bamba, nes man vienam sekti pasakas tai gali greitai nusibosti. O jeigu mes kartu kursimės pakaitomis, tai niekada nenusibos ir būsime tarsi kokie pasakų vadeliai. Tai apie ką tau sukurti pasakas? Pasiteiravo Bimba. Sukurk man pasakas apie erelį, paprašė Bamba. Nes aš, kai buvau dar mažas neišmintingas odelis, labai norėjau būti kokiu nors didingu sutverimu, pavyzdžiui, ereliu, bet paskui supratau, kad ir uodų būti jėga. Gerai, pabandysiu sukurti to pasaką apie erelį. Nusišypsojo uodas Bimba ir sukūrė štai tokią pasaką apie kvailą erelį. Vieną kartą gyveno toks ganėtinai kvailas erelis ir buvo dėl to labai nelaimingas. Mat dėl šio savo ganėtino kvailumo jis niekaip nesugebėdavo pasigauti pietums jokio žvėrelio ar paukštelio, o šie, užuot drebėję iš baimės, tik gardžiai iš jo juokdavosi. Pakyla, tarkim, išalkęs erelis ir suka ratus virš miško pievelės, kol pamato staiga, kad pieveliai lyg niekur nieko tupi triušis ir abejingai kremta rūgštynes. Tada erelis surinka savo baisiuoju, šaižiuoju riksmu, nuo kurio jo aukas ištinka stabas, suskliaudžia sparnus ir krenta žemėn kaip akmuo arba, tarkim, meteoritas. Triušis taupė visas pamėlynavęs iš baimės ir rūgštynių nebevalgo, kadangi jį ištiko stabas. Netrukus net švilpdamas atlėkė erelis įskėtęs aštriuosius nagus, bet į triušį nepataiko, o visu svoriu trenkėsi į netoliese išraustą kurmiarausį.
Triušis suvokęs, kas atsitiko, krenta ant nugaros ir juokiasi taip, kad net ašaros trykšta. Erelis bando dar prišlupčioti prie triušio ir kaip nors jį pribaigti, bet triušis nesunkiai pabėga ir visam miškui išpasakoja, kas atsitiko. Ir pradėjo miško žvėreliai erelio nebebijoti. O išgirdę jį iš viršaus, jau atšvilpiant, tik liuoktelėdavo grakščiai į šalį ir erelis trenkdavosi į tą vietą, kur ką tik tupėjo kiškis arba, tarkim, pelė. O erelis, net pajudavęs iš gėdos, skrisdavo į savo lizdą ir sunkiai dūsaudavo. Ir pradėjo erelis smarkiai blokti. Mat mito beveik vien dvėselėna arba iš viso pasninkavo. Ir pajuto jis, kaip ateina galas. Nuėjo pas pelėdą atsisveikinti. Atsisveikinti atėjau, ištarė erelis ir graudžiai apsiverkė. Kas tau, Petrai, ar iškeliauji kur? Nustebus paklausė pelėda. Taip, iškeliauju į aną pasaulį. Ar pablūdai, nustebo pelėda. Vyras esi dar neįsiskleidęs, taip sakant, o jau į aną pasaulį susiruoši. Matai, kūma, pradėjo dėstyti erelis, man niekaip nepavyksta maisto pasigauti, o tas maistas paskui iš manęs dar ir juokiasi, visai gyvent nebesinori. Matai, kaip palingavo galvą pelėda. Dabar suprantu, anoks čia tada gyvenimas. Tada ne gyvenimas, o negyvenimas. Bet palauk, o tu su akiniais medžiot nebandei? Ne, neteko. Tai imk ir pabandyk. Ir pelėda draugiškai atkišo ereliui savo akinius. Tik žiūrėk, nepraganyk, nes aš irgi tik su akiniais medžioju. Ačiū tau labai, labai, padėkojo erelis, užsimaukšlino akinius ir pakilo aukštai į dangų. Ir mato jis, kad pieveliai tupi ir rūgštenes graužia tas pats triušis, kur anądien iš jo juokiasi. Na, palauk, bjaurybė, tyliai pagalvojo erelis ir smigo žemyn kaip koks gabalas, o triušis išgirdęs švilpimą pagalvojo, turbūt vėl tas kvailys atskrenda. Taip pagalvojęs kiškis, dėl viso pikto liuoktelėjo keli žingsnius į šalį. Erelis pro akinius pamatė, kad triušis jau sprunka ir padarė staigų posūkį, norėdamas užbėgti jam už akių, bet čia visiškai ne vietoje augo ąžuolas ir erelis trenkėsi visą jėgą į medį, it koks blynas, akiniai išlakstė į šipulius. Šlūpčioja erelis pas pelėdą ir neša akinių liekanas parodyti. Aš vargšas erelis, man sopa kūnelis, pabėgo kiškelis, išdygo medelis, į jį aš trenkiausi, per galvą verčiausi, sudužo svajonės, beliko dejonės. Pamatė pelėdą, kas su jos akiniais atsitiko ir ėmė graudžiai raudoti. Kaip aš dabar pelės medžiosiu? Ašgi be akinių nieko nematau. Gal pabandyk apgraibom, bandė ją raminti erelis. Nieko neišeis. Jau visą gerklę raudojo pelėda. Aš žinau. Čia erelis susimąstė. Tačiau ką jis bemąstytų? Už durų jau stovėjo bado šmėkla. Pažiūrėk, ten kažkas už durų stovi. Proverksmiais tarė pelėda. Erelis žvilgt, o už durų šmėkla. Kas tu tokia? Klausė erelis. Aš bado šmėkla, atsakė toji. Atėjau pažiūrėti, kaip iš bado stipsit. Klausyk, gal ateik po poros dienų, ėmė prašyti erelis. Dar porą dienų mes turėtume ištverti. Na, gerai, bet ne dienos daugiau, sutiko šmėkla, apsisuko ir dingo. Buvo atėjusi bado šmėkla mūsų nugalabyti, pranešė erelis pelėdai, bet aš išprašiau dar porą dienų. Tai reikia kažką skubiai sugalvoti, tarė pelėda.
Taip jie ir padarė, susėdo abu ir ėmė galvoti maždaug 80 minučių per valandą greitumu. Kitą dieną Pelėda ir sako: jau sugalvojau, mudviem reikia įsidarbinti tokioj įstaigoj, kurioj gerai maitina, pavyzdžiui, zoologijos sode. Nu jau ne, užprotestavo erelis, man laisvė brangiau už maistą. Tai tu ir dvėsk, pasakė Pelėda ir apgraibom nuėjo į zoologijos sodą. Ja ten su malonumu priėmė ir davė atskirą narvą su visais patogumais. Netrukus Pelėda iš paskos atėjo ir išbadėjęs erelis. Patupdė juos į vieną narvelį ir užrašė: akloji Pelėda ir paukščių karalius erelis kvailys. O bado šmėkla kaip į vandenį prapuolė. Sėdi dabar erelis narve, it koks nusikaltėlis, valgo visokias nudvėsusias peles ir dūsauja. Ko dūsauji, kas nepatinka, vėl klausė jo Pelėda. Matai, Pelėda, aš esu karališkasis erelis ir kalėjime sėdėti man yra gėda. Jeigu gėda, tai sugalvok, kaip pabėgti. Aš negaliu sugalvoti, nes esu labai kvailas erelis. Vėl atsiduso erelis. O kas tau sakė, kad tu esi kvailas erelis, nustebo Pelėda. Matai, Pelėda. Erelis nusisuko šonan, kad Pelėda nepamatytų akise besitvenkiančių ašarų ir sunkiai pratarė. Jeigu tu nori, aš tau galiu papasakoti visą sunkę savo gyvenimo istoriją. Nelabai man tai įdomu, atsakė Pelėda. Bet vis tiek papasakok, gal bent pačiam kiek palengvės. Buvau aš jauniausias savo šeimoje erelis, pradėjo graudžiu balsu Pelėdai pasakoti erelis. Gimiau paskutinysis mūsų jaukiam lizdelį kalnuose, bet kadangi mano kiaušinis buvo pats mažiausias, tai išsiritau nelabai išsivystęs. O kadangi gimiau nelabai išsivystęs, tai mano broliai ir sesutės iš manęs visą laik šaipėsi, bei vadino mane kvailiu. Jie žymiai anksčiau už mane pradėjo skraidyti ir nebijodavo nuskristi toli, toli virš kalnų viršūnių, o aš, kai jau išmokau skraidyti, tai skrisdavau tik pažemę, nes tėvai neleisdavo. Jie vis galvojo, kad toks silpnas, neįsivystęs erelis, kaip aš, gali tik nukristi ir prisitrenkti. Ir tada mane jau būtinai kokia nors lapė ar usūrinis šuo sugrauš. Užtat ir užaugau aš toks kvailas ir nelaimingas. Vargšelis, atsiduso ir Pelėda. Tačiau ji buvo labai senas, patyręs bei išmintingas paukštis, tai to jau sugalvojo, kaip savo nelaimės draugą padrąsinti. O tu žinai, ereli, ką? Aš tau galiu patarti, kaip tapti stipriausiu ir išmintingiausiu ereliu visame pasaulyje. Nieko neišeis, apsiverkė erelis. Reikėjo geriau jau man gimti kokią nors vištą. Nesąmonė, kameros draugas subarė Pelėdą. Tu manęs tik paklausyk, o paskui pamatysi, kuo geriau būti višta ar ereliu. Gerai jau, gerai, nusišluostė ašaras erelis. Sakyk, ką aš turiu padaryti. Dabar tu eik miegoti, o prieš miegą tvirtų vyriškų balsų savo pasakyk. Aš esu pats stipriausias ir išmintingiausias pasaulyje erelis, draugiškai pamokė jį Pelėda. Ir rytą, kai atsikelsi, pamatysi, kad taip ir yra. Ačiū tau už patarimą, padėkojo erelis ir vėl apsiverkė. Tik šį kartą iš laimės ir tuoj pat nuėjo miegoti. Pakišo galvą po sparnu ir užknarkė, įsivaizduodamas, kaip rytoj rytą jis atsikels, jau būdamas pačiu stipriausiu ir protingiausiu ereliu žemėje. Pamačiusi, kad jos kameros draugas jau knarkė, Pelėda netrukus irgi nuėjo miegoti. Tačiau, kai jie anksti rytą pabudo ir pramerkė savo pusaklės akis, negalėjo jomis net patikėti. Žiūri, ogi narvo grotos sulaužytos, visi virbai sulankstyti,
O už narvo ant pievutės erelis, ką tik nudaubęs ir išmesinėjęs gretimame aptvare besiganiusi buivolą, jau ruošiasi jį lesti. Kelkis, kūma, pusryčiai jau paruošti. Pamatęs, kad pelėda jau pabudo, draugiškai prie stalo ją pakvietė erelis. Ale tugi žiauriai stiprus! Susižavėjus klyktelėjo pelėda, šoko ereliui ant kaklo ir išbučiavo visą nuo galvos iki kojų. Paskui abudu bičiuliai kisuotis prisikirto šviežios skanios buivolienos, o tada erelis jau ir sako pelėdai: miela pelėda, aš nutariau grįžti į kalnus, nes man tas zoologijos sodas jau nusibodo. Nepalik manęs, vienai čia man pasilikti irgi bus nuobodu, gailiai paprašė pelėda ir dar sykį išbučiavo erelį nuo galvos iki kojų. Be abejo, nepaliksiu, vyrišku balsu tarė nuo galvos iki kojų išbučiuotas erelis. Tik sėsk ant mano galingų sparnų ir pavakarę mes jau būsime kalnuose. Užsirupštė pelėda ereliui ant sprando ir pakilo juodu aukštai aukštai į mėlyną dangų su baltais debesimis. Beskrendant, erelis lyg tarp kitko pasuko galvą į pelėdą ir paklausė: miela pelėda, norėjau tavęs paklausti vieno dalyko. Kokio? Pelėda apsimetė nieko nesuprantančią, bet tuoj pat paraudo. Juk ji buvo senas ir patyręs paukštis, tad puikiai žinojo, kas tokiais atvejais dažniausiai būna klausiama. Ar nesutiktum tekėti už manęs, kai jau nuskrisime į kalnus, paklausė erelis. Aišku, kad sutiksiu, nes tu esi stipriausias ir išmintingiausias erelis pasaulyje, kokį kada nors esu sutikusi, atsakė jam pelėda ir pabučiavo ereliui į snapą. Nuskrido erelis su pelėda į kalnus ir iškėlė vestuves kokių 7 kilometrų aukštyje. Šventė vestuves. Gyveno erelis, mylėjo pelėdą ir buvo truputį jam gėda. Erelis bijojo pakilti ir skristi, bijojo kovoti, bijojo nukristi. Bet štai vieną dieną pelėdą pamilo, ant meilės sparnų jis į dangų pakilo. Juk meilė stipri, stipresnė už baimę, juk meilė galinga, ji atneša laimę. O paskui juodu susisuko savo nedidelį 5 kambarių lizdelį Himalajuose, kur laimingai, it kokie balandėliai burkonėliai, gyvena ir iki šiol. Ne taip, kaip kai kurie kiti kvaili paukščiai, kurie gyvena labai nelaimingi ir patys nežino kodėl. Na, tai kaip? Ar išeisi iš manęs pasakų vadelis? Pabaigė sekti, paklausė uodas Bimba. Puikiausia, atsakė jam Bamba. Tu taip vaizdžiai pasakojai, kad aš net įsivaizdavau pats esąs to galingo erelio vietoje. Oho, kaip skridau. Tu esi daug geresnis pasakorius negu aš. Tau geriau sekasi, tavo pasaka tokia įdomi, o mano tik apie kažkokį žmogelį vargelį. Ką tu čia šneki, bičiulis, nusijuokė uodas Bimba. Tavo pasaka buvo labai įdomi, išmintinga. Ja klausydamasis aš supratau, kad žmogus, jei yra nelaimingas, tai priežasčių turi ieškoti viduje, o ne išorėje. Tu moki kurti tokias pamokančias pasakas. Žinai ką, sukurk dar vieną pasaką apie skaičius, nes man labai sunkiai sekasi skaičiuoti. Apie kokius skaičius? Apsidžiaugęs draugo padrasnimu paklausė Bamba. Apie 1, 2 ir 3, nes daugiau aš neišmokau. Atsiduso uodas, Bimba ir liūdnai pridūrė. Matai, brolau, jaunas būdamas aš labai zyzdavau, kai reikėdavo rytą keltis ir eiti į mokyklą. Tėveliai manęs pasigailėjo ir likau toks nemokša. Nenusimink, tuoj mes sukursime pasaką apie skaičius ir tu išmoksi puikiai skaičiuoti iki 3. Nuramino bičiulį uodas Bamba ir pasiekė pasaką apie skaičius.
Pasaka apie skaičius. Gyveno kartą vienas. Ir buvo jis toks vienas, kad iš tos vienatvės vos neišprotėjo iš proto. Viskas jam pasidarė vienas ir tas pats. Ir nutarė jis eiti antro ieškoti, kad paskui neatsitiktų taip, kaip vienam jau atsitiko. Ir nukeliavo vienui vienas į skaičių karalystę, susirado karalių milijoną ir sako jam: klausyk, aš jaučiuosi baisiai vienas ir vienintelis, gal galėtų man parūpinti kur nors antrą. O, čia nieko nėra paprasčiau, atsakė milijonas. Tau reikia prie savęs pridėti dar vieną ir bus jūsų du. Padėkojo vienas milijonui gražiai ir iškeliavo namo. Kai tik parkeliavo, atsisėdo prie stalo ir pabandė prie savęs pridėti dar vieną. Bet, kadangi vienas nemokėjo aritmetikos, tai pridėjo iš karto du ir pasidarė 3. Tas, kur 2 buvo mergaitė, o 3 berniukas. Vienas labai norėjo įsimylėti 2 iki grabo lentos, bet visą laik trukdė tas iš kažkur atsiradęs 3. Jau nutaiko vienas progą, kai jie su 2 lieka 1-2, paima ją už rankos ir sako: man atrodo, kad mes 1-2 galėtume apsivesti. 2 parausta ir glostydama jam galvą sako: tu mano vienintelis, bet čia pasirodo 3 ir neva juokauja, kur 2 pešasi, 3 laimi. 2 visiškai pameta galvą ir pradeda kalbėti nei šį, nei tą. Va, ir mano trinintelis pasirodė. Tada vienas puola mušti 3, bet kadangi vienas laukia ne karys, tai 3 jį sumuša taip, kad vienas tampa panašus į pusę. Eina vienas verkdamas keliu pas skaičių karalių milijoną skųstis. Atėjo, nusiėmė kepurę, nusilenkė ir sako: va, karaliau, esu vienas kaip pirštas. Ir štai neseniai atsitiko man toks nemalonus dalykas, nei 2, nei 15. Pabandžiau prie savęs pridėti dar vieną, bet iš kažkur atsirado 3 ir mane primušė. Tiesiog nebeišmanau, kaip toliau gyventi. Gal tu atimk iš manęs ir tą vieną, kad liktų iš manęs 0 ir palaido gražiai sąsiuvinyje su langeliais. Palauk, ėmė jį raminti karalius milijonas. Tu tiesiog blogai pridėjai, tau reikėjo prie vieno pridėti dar vieną, o tu pridėjai 2. Tai aš ir norėjau turėti 2. Suriko vienas ir apsipylė vienom ašarom. Jeigu nori, kad iš tavęs pasidarytų 2, tai reikia dar vieno, o ne 2. Su tavimi vienas vargas, supyko karalius milijonas ir vienam ant kaktos užrašė vienetą. Tai ką man dabar daryti? Su ašaromis akise klausė vienas. Iš 3 vieną reikia atimti, paaiškino karalius. Kaip tai vieną atimti? Vadinasi, mane galima atimti, o juodu palikti. Na jau ne, aš nebenoriu likti vienas kaip nosis, aš noriu būti kaip ausys. Noriu, supyko karalius milijonas. Ko tu kalbi kaip karalius? Negalima tiek norėti, kai esi paprastas vienas. O jei nebenori būti vienas, tai pirmiausia, išmok skaičiuoti iki 3, pasakė karalius ir išmetė vieną pro duris. Eina vienas dar liūdnesnis ir sutinka kitą. Kitas ir sako: ko toks išblūkęs, išbalęs, nelaimingas? Tau reikėtų truputį juodo rašalo išgerti, bent spalvą atgautum. Nuėjo vienas su kitu į rašalinę, išgėrė vieną kitą buteliuką rašalo ir pralinksmėjo. Vienas pasijuto drąsus ir galingas kaip kokia 10 ir pradėjo jis kitą kalbinti. Klausyk, einam į mano namus, padėsi man iš 3 atimti vieną. Kitas, neturėdamas jokios kitos nuomonės, tik šitą mielai sutiko. Nuėjo jie į vieno namus, ogi žiūri, sėdi ant lovos krašto 3 ir karštai dubučiuoja. Net langai aprasoja smulkiom rasytėm. Staiga į kambarį su baisia jėga įsiveržia vienas ir kitas, surinka ir iš 3 atima vieną. Sustaugė 3 nesavų balsų ir pavirto į klecką. Na dabar tu mano,
Apsidžiaugė vienas ir puolė du bučiuoti. Du pakėlė jį spindinčias akis ir su meile sušnibždėjo. Bet tu velniškai stiprus, kaip pusantro. Ar tik nebūsi padauginęs? Ne, nepadauginau. Man tiesiog kitas padėjo, atsakė vienas ir parodė į kitą, kuris stovėjo mandagiai įlindęs į spintą, kad nematytų, ko jokia kita akis neprivalo matyti. Bet štai vienas du ir kitas iš spintos buvo ištrauktas. Ir tada laimingas vienas su dviem jam pažadėjo tai, ko namie nepalikę. Ir kai po metų jiems gimė dar vienas, tiksliau dar viena, jie apvesdino vieną ir kitą ir užmetė ant aukšto kaip kokias kojines, kur jie ir šiandien labai gausiai gyvena. Vienas keistas tarsi pienas, vienas du labai smagu. Kai turi daug draugų, niekad niekas nebaisu. Kai turi daug draugų, niekad niekas nebaisu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, atvažiuoja traukinys. Aš keliauju su draugais, mėlynuojančiais laukais. Aš keliauju su draugais, mėlynuojančiais laukais. Ir dainuoju 1, 2, ne vienam labai smagu. Kai turi gerų draugų, niekad niekas nebaisu. Kai turi gerų draugų, niekad niekas nebaisu. Ačiū tau šią nuostabią pasaką. Susigraudinės padėkojo Bambai, uodas Bimba ir pabučiavo jį. Dabar supratau, ko vienas nuo dviejų skiriasi. Dabar prašyk manęs, kokios tik nori pasakos, viską tau sugalvosiu. Mielas Bimbas, sukurk ir pazysk man kokią nors pasaką apie uodą tinginį. Staiga nei iš šio, nei iš to paprašė uodas Bamba. Matai, kartais aš labai tingiu skristi į darbą. Man daug labiau patinka tupėti ant lapo ir zysti, bet labai nenoriu pavirsti tinginis, nes uodas tinginys daro gėdą visai uodų bimbalų giminiais. Gerai, jau gerai, paseksiu, sutiko uodas Bimba. Tik ne apie uodą tinginis, o apie berniuką tinginį. Ar tiks? Gerai bus ir apie berniuką, sutiko Bamba ir uodas Bimba ėmė pasakoti. Pasaka apie tinginį berniuką. Gyveno vieną kartą toks vienas labai negeras daiktas. Netgi ne daiktas, o kojinė. O negeras jis buvo todėl, kad labai smirdėjo. O smirdėjo todėl, kad buvo labai seniai neskalbtas ir gulėjo nudrėbtas po kėde. O seniai neskalbtas jis buvo todėl, kad ją nešiojęs vaikelis Petriukas buvo didelis tinginys ir lepūnas. O lepūnas vaikelis buvo todėl, kad viską už jį darė tėvai ir seneliai. O tėvai ir seneliai viską už jį dirbo todėl, kad labai bijojo, jog jų vaikelis nepavargtų. O be to ir patys baisiai mėgo visokiausius darbus dirbti. Tai va, gulėjo tas negeras daiktas po kėde ir labai smirdėjo. Pirmi šitą kvapą pajuto tarakonai ir labai pasipiktino. Naktį, kai Petriukas dar miegojo, tarakonai surengė protesto mitingą demonstraciją. Išlindo vidurnaktyje iš visų pakampių su plakatais bei vėliavom, sustojo aplink kojinę ir šaukė: Smirdintis daikte, dink iš mūsų akių, mes nenorime tavęs net pauostyti. Bet kojinė gulėjo kaip gulėjusi ir smirdėjo kaip smirdėjusi. Kitą naktį tarakonai nutarė organizuoti simbolinę protesto akciją ir susikabino aplink kojinę rankomis. Bet ir tai nepadėjo. Tada tarakonai surašė ilgą protesto laišką ir nunešė į pelių urvą esantį po virtuvės spintą. Pelė sušaukė pasitarimą ir garsiai perskaitė gautąjį laišką. Mes, rudieji tarakonai, norime taikiai gyventi rūbų spintoje, kaip gyvenome ir iki šiol. Bet mums ramybės neduoda siaubingas kvapas, sklindantis iš kojinės. Mūsų vaikai nuo to kvapo vaikšto kaip girti, griuvinėja ir neturi apetito. Jeigu taip tęsis ir toliau, mes paskelbsime bado streiką. Pelė susimąstė. Visų pirma, reikia pauostyti, ar iš tikrųjų ta kojinė dvokia taip bjauriai, kaip parašyta, o gal nuo kojinės sklinda visai neblogas kvapelis. Nukeliavo Pelės į Petriuko kambarį ir pauostė po kėdę gulinčią kojinę. Pusėtinas kvapas, gyventi galima, tarė viena pelė, kuri sirgo sloga. Anoks čia gyvenimas, kai oro trūksta, tarė kita.
Apkartęs gyvenimas, ne kitaip, pridūrė trečia. Klausykit, pelės, staiga sušuko maža balta pelytė, kuri buvo protinga kaip koks katinas. Jeigu mes negalime šio kvapo pakęsti, tai lygiai taip pat jis turėtų nepatikti ir katinui, kuris mus medžioja. Padedam kojinę prie urvo, ateis katinas mūsų medžioti ir nudvės nuo to kvapo. Tai pelės ir padarė. Iš ryto katinas vos pabudęs susimanė pusryčių ir atskubėjo prie pelių urvo. Ties urvu jis užuodė nemalonų kvapą. Įdomu, kas čia taip keistai smirda, pagalvojo katinas, įkišo nosį urvan ir porą kartų giliai įkvėpė, norėdamas nustatyti kvapo rūšį. Staiga jam apsisuko galva ir katinas krito kaip negyvas. Po kiek laiko atsikėlė ir lepūnas Petriukas. Pamatęs prie urvo be sąmonės gulinti savo mylimiausią katiną, jis baisiai išsigando ir ėmė rėkti. Jo riksmą išgirdę į pagalbą atbėgo tėvai, kaimynai, policininkai ir net pats prezidentas. Bendromis pastangomis jie atgaivino katiną, o policininkai kaip mat nustatė, kad katinas apsinuodijo nešvarios kojinės kvapu, sklindančių iš pelių urvelio. Tada Petriukas kuo skubiausiai ištraukė iš urvelio nešvarę kojinę ir įskalbė ją su putomis, nes norėjo, kad mylimiausias jo katinas daugiau niekada nebenusinuodytų. Tai matydamas prezidentas nusiramino, nusišypsojo ir išvažiavo į prezidentūrą. Tėveliai irgi nusiramino ir išėjo į darbą. O berniukas taip pamėgo skalbimą, kad užaugęs nuėjo dirbti skalbėjų į skalbyklą. Mano kojinės buvo dvi ir smirdėjo jos abi, bet štai įskalbiau aš jas, nebeerzins jos manęs. Bet štai įskalbiau aš jas, nebeerzins jos manęs. Kvepia jos tarsi ramunės, lyg pavasario lietus. Aš esu skalbėjas Petras, laimingiausias aš žmogus. Aš esu skalbėjas Petras, laimingiausias aš žmogus. Na, ar patiko? Baigė sekti savo pasaką apie berniuką tinginį, paklausė uodas Bimba. Patiko, atsakė žiovaudamas uodas Bamba. Bet žinai, man atrodo, kad jau šiek tiek pavargau klausytis pasakų. Be to jau tingiu jas šiandien kurti, gal einam geriau miegoti. O kaip vaikai, nustebo uodas Bimba, kaip jie gyvens be mūsų pasakų? Nusiramink, kolega, atlaidžiai nusišypsojo uodas Bamba. Tie vaikai netokie jau kvaili, kaip tau atrodo. Jie ir patys gali savo tokių pasakų prisigalvoti, kad mudviem su tavim tik po lapais palysti. Jeigu taip, tai galim lyst po lapais ir pasnausti, sutiko ir uodas Bimba. O vaikai, tegu nebūna tinginiai, kaip tas berniukas Petras, kuris savo kojinių nesusitvarkydavo. Ir tegu susigalvoja savo tokias pasakas, kokių tik jiems trūksta. Tarsi kokie pasakų seneliai. Ne pasakų seneliai, o pasakų vaikeliai. Bičiulių uodą pataisė Bamba ir nuėjo po lapu miegoti. Paskui jam iš paskos nuėjo ir kitas pasakų uodas vardu Bimba. Ir netrukus po lapu abu jie miegojo, o miške girdėjusi tik tylus, vos girdimas zyzimas. O tuo metu pro šalį kaip tyčia skrido viena gražuolė šatrijos raganikė ant šluotos ir dainavo. Aš bernelį pakerėjau, bet man vieno negana. Užkerėsiu dar 8, bus smagu kaip niekada. Aš noriu numesti šiek tiek svorio, nevalgysiu zefyrų, apsieisiu net be vyrų. Aš noriu numesti šiek tiek svorio, nevalgysiu zefyrų, apsieisiu net be vyrų. Staiga jį išgirdo, kad netoliese kažkas zyzia. O gal kažkoks mielas bernelis čia taip gražiai zyzia?
pagalvojo ragana ir kaip mat nuskrido link zyzimo vietos. Tačiau radus po lapu tik du gražiai miegančius zyzalus uodus, ragana nusiminė, nusispjovė ir tarė: Tai argi čia vyrai? Tikri vyrai niekada nezyzia. Ir nuskrido savo.